Ką dar turi, nu tai lempą jau pamatėm, ką turi. Ratus, šiaip didelius, koliosus uždėjo tokį. Vieną priekinis rats, galinis rats, irgi didelis. Žiūrėk, 3,5 mm storė. Nu storesnis, jisai mažiau įkaista. Ateikit, žiūrėkit, ką turi. Stopuką. Veik. Ui. Ir sustabs. Čia į mišką išlėksit, kad brėdis matytų, kai stojat. Pirmą kartą matau tokį gražų, tai biškį esu apakęs. Už tokią kainą, nu labai gerai, nenormaliai gerai padaryti. Kokia kaina? 2149. Šiuo momentu. Šiuo momentu. Gali keisti. Tai naujas yra dizainas. Kajo šiek tiek rebrandinos, atsirado raudona vietoje oranžinės, pilka, daug geriau atrodo. Gali užsikurti su koja, gali užsikurti su starteriu. Žiūrėkit, iškart ką jaučiu, tai rankenėlė. Kaip čia esi var sportinį? O žinot, kam padaryta šitaip? Nu tam, kad kai virstiką nenulauši. Ai, čia kaip per viršų verties. Taip. Na, logiškai. Varždžiok. Kas? Uik. O, kums. Šiaip įdomi tas, kad taip atsisuka. O, Man visai patiko. nereik raktų kišenį vežiuoti. Tikėtės yra. Zara. Įteikim, atgal įstatykim. O, įkišai. Tai jisai yra skirtis nuo 1,65 m rašo iki 1,80 m, bet patikrinkim, ant 1,90 m. Kaip tau atrodo? Žiūrėk, pacosas, rankinis padarytis, kad nereiktų ten pašilės, pavyzdžiui, būna. Nepataikai. Į nori nuleis pacosą į apačią. Įgaunas, kad tu čia kiš ranką, čia prie variklio nudeg ranką. Turi priekinį stabdį, turi galinį stabdį, čia taip aišku, ne? Grandinė, nežinau, lenciuks kaip to. 5,30. 5,20 H. Kiek bėgių turi? 5. Kranėlis čia yra į rezervinis, į fulls. O žiūrėk, kaip protingai padarė. Kaip telefono ragelis. Čia ragelis į šlangą. Ai, tas, eik, tu savo, čia 30 metų atgal. Nežinau, jūs pakomentuokite, jūs irgi taip pat pagauna tas ragelius, sukomus. Ne. Sveiki atvykę į Kajo K2 apžvalgą. 250 kubotūra, 4 taktų variklis, aušinamas oru. Kaip ir dauguma oro aušinas, nes oras kaip pučia aušinas, tiesiog variklis. Mačiau edukacinius video su krosiniu kaip važiuoti. Tai va, taip važiuoju, nugarą biškį tiesiai, kojas prispaudęs, varai. Ir kojelę. Taip. Va. Veikiant. Jeigu nori tokių krosinių Kajo, ramankis.lt arba mūsų fizinėse parduotuvėse. Taigi, kad užsukit, atsisėsit, pasibandysit, prasivažiuosit, įsiūsim, nupirksit, atvešim, pristatysim ir taip toliau.